Sveiki! Šiame įraše parodysiu, kaip R atlikti koreliacinę analizę, kada taikyti Pearsono, o kada Spearmano testus, bei kaip sukurti koreliacijų matricą. Nuorodą į šioje pamokoje naudojamą kodą rasite aprašyme po įrašu. Šiame pavyzdyje naudosime built-in duomenų rinkinį Iris. Norėdami peržiūrėti šį duomenų rinkinį, galime panaudoti funkciją view. Čia tyrėjai išmatavo 3 skirtingų irisų rūšių, taurėlapių ir žiedlapių ilgius bei pločius. Pradžiai norėčiau parodyti, kodėl prieš atliekant koreliacinę analizę reikėtų atskirti grupes, tai šiuo atveju skirtingas irisų rūšis. Tai visų pirma parodysiu pavyzdį, kaip atrodo analizė, kai visas grupes suplakame į vieną. Tam, kad nustatytume, ar mums reikia taikyti Pearsono ar Spearmano testą, visų pirma turime pasitikrinti duomenų normalumą. Tam taikome Shapiro-Wilk testą. Pasitikriname žiedlapių ilgio ir žiedlapių pločio duomenų normalumą. Matome, kad abiejais atvejais P reikšmė yra mažesnė už 0,05 ir tai reiškia, kad duomenys nėra pasiskirstę normaliai. Kada duomenys nėra pasiskirstę normaliai, taikome Spearmano testą. Būtent Spearmanas ir yra nurodytas šiame kode. Koreliacinės analizės komanda yra core_test. Nurodome, kad norime ištirti ryšį tarp žiedlapių ilgio ir žiedlapių pločio duomenų rinkinyje Iris. Ir štai gauname rezultatus. Ryšys yra statistiškai reikšmingas, tai yra P vertė yra mažesnė už 0,05 ir ryšys yra labai stiprus, ρ yra 0,938. Grafikams braižyti naudosime 2 paketus, ggplot2 ir dplyr. Jeigu paketus naudojate pirmą kartą, juos reikėtų susidiegti. Mano atveju paketai jau sudiegti, todėl aš paprasčiausiai užkraunu paketus. Na ir dabar nubrėšime diagramą. Matome šiokį tokį tų 3 skirtingų rūšių grupių pasiskirstimą ir diagramoje atvaizduoti mūsų rezultatai. Tai yra, kad ryšys statistiškai reikšmingas ir jo stiprumas yra 0,938. Taigi, kaip ir minėjau, suplakti visas tas 3 grupės į vieną nėra gera idėja ir dabar parodysiu, kaip analizės atrodys, kai mes jas išskirstysime pagal grupės. Tai visų pirma, turime kiekvieną irisų rūšį išsiskirstyti į atskirą pogrupį. Tam naudojama komanda subset. Išskiriame Setosą, Versicolor ir Virginica. Dabar vėlgi, tam, kad nustatytume, ar mums reikės Pearsono ar Spearmano testo, turime pasitikrinti duomenų normalumą kiekviename pogrupyje. Tad iš pradžių patikriname žiedlapių ilgio duomenų normalumą ir tada žiedlapių pločio duomenų normalumą. Pasižiūrėję į rezultatus, matome, kad pirmais 3 atvejais duomenys yra pasiskirstę normaliai, tačiau žiedlapių pločio duomenys nėra pasiskirstę normaliai nei Setosa pogrupyje, nei Versicolor pogrupyje. Taigi, Setosa ir Versicolor duomenų ryšiams nustatyti taikysime Spearmano testą, o Virginica duomenims taikysime Spearmano testą. Taigi dabar atliekame koreliacinės analizės tarp žiedlapių ilgio ir pločio atskiruose pogrupiuose. Pradedame nuo Setosa ir matome, kad ryšys nėra statistiškai reikšmingas. P vertė yra didesnė už 0,05. Tuo tarpu Versicolor atveju matome, kad ryšys yra reikšmingas ir ρ vertė yra 0,787. Virginica atveju ryšys yra statistiškai reikšmingas, bet ganėtinai silpnas, mat R reikšmė yra 0,322. Vėlgi, naudojant ggplot2 paketą, galime nusibrėžti atskiras diagramas kiekvienam duomenų pogrupiui. Štai Setosa rezultatai, kur ryšys nebuvo statistiškai reikšmingas ir matome, kad duomenys yra ganėtinai pasklidę po diagramą. Versicolor atveju, kur ryšys ir reikšmingas ir ganėtinai stiprus, matome gražesnį duomenų išsidėstymą palei įstrižainę. Ir Virginica atveju ryšys yra šiek tiek silpnesnis, duomenys vėlgi yra truputį labiau pasklidę po diagramą. Ką dar galime padaryti, tai galima visas 3 grupės atvaizduoti vienoje diagramoje. Pradedame nuo to, kad pasiruošiame aprašus iš turimų statistinių testų rezultatų.
Vėlgi, visą kodą rasite nuorodoje po šiuo įrašu. Tada pasirenkame spalvas kiekvienai irisų rūšiai ir brėžiame bendrą grafiką. Štai taip atrodo grafikas, kur esame išskirstę duomenis į 3 grupes. Palyginimui galime pamatyti, kaip atrodė grafikas, kai viską buvome suplakę į vieną. Taigi, galutinis rezultatas yra tikslesnis ir aiškesnis. Jeigu norite išsisaugoti grafiką, pats paprasčiausias būdas yra naudoti export mygtuką, tačiau taip pat grafikus galima išsisaugoti naudojant kodą ir kaip tą daryti detaliai parodžiau ankstesniame R grafinio vizualizavimo pagrindų įraše. Toliau parodysiu, kaip galima sukurti koreliacijų matricą. Šiam pavyzdžiui naudosiu mtcars duomenų rinkinį. Daugiau apie jį galite sužinoti su komanda klaustukas mtcars. Ir tai yra duomenys apie automobilių savybės iš 1974 metų žurnalų. Duomenyse aprašyti 32 skirtingi automobiliai ir nurodyti įvairūs jų parametrai, pavyzdžiui, kiek jie suvartoja kuro, kiek turi cilindrų, kokia arklio galia ir taip toliau. Vėlgi, į duomenis galime pasižiūrėti su view komanda. Labai naudinga komanda yra structure, str. Galime pamatyti, kokia duomenų struktūra, o su komanda head galime pamatyti pirmas 6 duomenų eilutes mūsų konsolėje. Vėlgi turime pasitikrinti duomenų normalumą. Pažvelgę pamatysime, kad daugumos parametrų duomenys nėra pasiskirstę normaliai. Kadangi čia kursime koreliacijų matricą, ieškant ryšio tarp visų šių parametrų, teks taikyti Spearmano testą. Pradėsime nuo to, kad atliksime koreliacinės analizės ir sukursime koreliacijų matricą lentelės formatu. Štai taip atrodo mūsų rezultatai. Galime juos suapvalinti iki 3 skaičių po kablelio. Ir tada jie atrodys štai taip. Šiuos rezultatus iš konsolės galime labai paprastai įrašyti į CSV dokumentą. Ir tam naudojama write.csv komanda. Čia turiu priminti, kad dirbant reikia nusistatyti darbinę direktoriją. Pagal nutylėjimą ji yra jūsų My Documents aplankalas. Detaliau apie darbinio aplankalo nustatymą kalbėjau ankstesniuose savo įrašuose. Su Get Working Directory komanda galime pasitikrinti, koks dabar yra mūsų darbinis aplankalas. Ir naudojant komandą write.csv, aš galiu išsaugoti šiuos duomenis į Excelio lentelę. Ir tada ta lentelė atrodys štai taip. Jeigu jūsų kompiuterio lokacijos nustatymai yra lietuviški ir skirtingai negu pas mane CSV reikšmės atskirtos ne kableliais, o kabletaškiais, tada turite naudoti funkciją write.csv2. Taigi, dabar turime raw reikšmių lentelę ir mums reikia p reikšmių lentelės. Ta atliekame su štai čia pateiktu kodu. Ir vėlgi gauname p reikšmių lentelę. Esant poreikiui, rezultatus taip pat galime suapvalinti, bet aš šioje situacijoje pasirinkau rezultatų neapvalinti ir p reikšmių lentelę lygiai taip pat galiu eksportuoti į Excelį naudojant write.csv komandą. Ir rezultatas atrodo štai taip. Dabar pereinam prie smagiausios dalies, tai koreliacijų matricos vizualizavimo. Tam naudojame paketą CorePlot. Ir pradžioje parodysiu patį paprasčiausią pavyzdį, kur turime pilną koreliacijų matricą su įstrižaine, kurioje atvaizduojami kintamųjų ryšiai su jais pačiais. Pavyzdžiui, miles per gallon su miles per gallon. Kaip mes galime patobulinti šitą koreliacijų matricą? Tai visų pirma galime išmesti statistiškai nereikšmingus rezultatus. Ir dėl geresnio matomumo juodą šriftą galime pakeisti į baltą šriftą, bei galime išmesti visiškų koreliacijų įstrižainę. Ir rezultatas atrodys štai taip.